UBR Motors – automobiliai iš Amerikos ir Europos aukcionų. Labą dieną! Kaip manat, kodėl suku raktus? O suku raktus todėl, kad prasidėjo darbai. Tai žodžiu, turim Škoda Fabia, atvykusi iš Vokietijos, daužta į priekį. Ir pažiūrėkit, ko trūksta. Vis tik pažiūrėkit, ko jai trūksta. Jai trūksta panelės, vairo airbego. O žinot kodėl? Todėl, kad vyrai iš airbag serviso atvažiavo įdėti mums Škodos Octavios panelės, nes buvo šausi panelė ir vairo airbagas ir abudu šoniniai diržai. Ir tuo pačiu išsiėmė šitai dar Octavijai. Žodžiu, pas mus darbai verda pilnu tempu. Eisim dar parodysiu jums, kaip pasidarė Octavijos airbagai. Ir žinot ką? Kalbėjau šiandieną su vyrais iš airbag serviso. Sako, gal reikia parodyti, kaip šauna tą pagalvę? Parašykit komentaruose, ar norėtumėt, kad parodytume automobilyje, kaip šauna oro pagalvė. Jeigu norėtumėt, rašot komentarę, noriu pamatyti, kaip šauna pagalvė. Ir mes su vyrais iš airbag serviso tai ir padarysim. Ir sakė, kad netgi galbūt kokiam prabangiam automobilyje šausime airbagą. Tai va. Man šiaip labai patinka, todėl kad atvažiuoja, patys išsiema, sutvarko, atvažiuoja, įdeda ir viskas. Jokių galvos skausmų nėra ten to, kur neaišku kaip išsiema, neaišku ką daryti ir panašiai. Tai va, kas tvarkotės automobilį ir turit šauvusias pagalvės, tikrai rekomenduoju kreiptis į airbag servisą. Einam prie kitos Škodos, o šitą, ne šitas raktas, rakinam ir judam toliau. Tarp kitko, jei laukiam detalių, susideda detalės, važiuoja dažytis, nusidažo, grįžta iš dažyklos, atvažiuoja airbag servisas, sudeda panelės ir Škoda. Tai va, išvažiuoja. Atvykome prie kitos Škodos. Pik, pik. Vėl ne tas raktas. Pik, pik. Prašau, pažiūrėkite. Štai taip atrodo naujai sutvarkyta panelė. Čia gali atrodyti, kad purvina, subraižyta, bet ne. Čia yra sudaužytas mūsų štiklas. Štiklą dar reikės pakeisti. Buvo šovė diržai ir va. Viskas veikia. Smagu, gražu. Aš neįsivaizduoju, kaip jie tai padaro. Man realiai pačiam net būtų įdomu pamatyti, kaip vyksta visas darbas su šitom panelėm, su viskuo. Nes man neatrodo kaip kita. Tiesiog atvažiavo ir kitą idėją. Naują idėją ir viską. Bet jie jas tvarko. Kaip? Neįsivaizduoju. Štai Škoda jau pasikeitė panelė, vairo airbagas, diržai susitvarkė. Pilnai susidėjo priekis. Ir automobilis šiandien išvažiuoja, atspėkit kur? Teisingai, būtent į dažyklą. Tai šitą Škoda viskas važiuoja į dažyklą. Ir dar turim taip pat atvykusi Volkswagen Golf 7, kurio matau yra šovusios netgi lubos. Todėl vyrai iš airbag serviso lauksime svečiuose. Važiuojam? Nevažiuojam. Žinot kodėl? Todėl, kad dar ne viską papasakau. Vakar dar nemažai ką nuveikiau. Vakar parvežiau brolio pirkinį, bet tai jau matėt R8 serijoje, o mes čia esam UBR Motors kanale, todėl čia vyksta automobilio atkelimai ir panašiai. Vakar dar parsivežiau Volkswagen Tiguano variklį. Va štai šitą Tiguano, štai šitą Tiguano variklį. Nupirkau naudotą variklį su 22 000 km ridos. Tikrinausi, žiūrėjau variklio vidų su kamera, tikrai panašu, kad rida tikra. Tai va, einam parodysiu varikliuką. Ir štai tas mūsų gražuolis už 2300 eurų. Ir ką aš galiu pasakyti, kad pakalbėjus su variklistais, pasakė, kad visai gerą kainą pavyko mums nučiupti šitą motorą, nes šiaip jie nėra labai pigus. Tai dabar, ką padarysim? Tiguano turbina išvažiuoja patikrai. Patikrinsim, ar tikrai viskas gerai. Mūsų kolega Vilius pradeda nuo seno variklio permetinėti visus įsiurbimo, išmetimo kolektorius ir panašiai. Ir po truputį krausis jau variklis į automobilį. Ir kas žinot, kas nežinot, Tiguanas atvyko be rakto. Ir šiandien gavau pranešimą, kad raktas jau atvyko. Tai va, po truputį juda darbai. Prieš jūsų akis jau beveik baigta Škoda. Škodai liko pakeisti stiklą, pasidaryti, tiksliau nuresetinti servisą. Ir dar Kazimieras keičia dabar va štai šią detalę. Todėl, kad čia, kaip matote, yra va taip. O čia yra va taip. Tai chromo neturėtų čia būti. Tiesiog, kai duris pirkom, atvažiavo su chromu. Kazimieras būtent šiuo dalyku dabar ir užsiema. Sekantis automobilis, kurį turime ant keltuvo, yra Volkswagen Golf MK7. 7? 1, 2, 3, 7.
Tai žodžiu, Golfas irgi nusidažė, pasidarė. Vienas dalykas, ką teko keisti, tai šią dalį keitė, todėl kad buvo ganėtinai stipriai daužtas ir teko pakeisti. Tai Golfui vakar pasikeitė stiklas. Vakar pas mus buvo tiesiog stichinė nelaimė. Buvom be elektros, su daug vandens, į garažą buvo vos ne vienu momentu pradėjęs bėgti vanduo. Tai truputį visi darbai tai buvo apstoję. Bet šiandien grįžtam su elektra ir su naujais darbais, tai laukiam, dabar turėtų žiūrėti Škodai pakeisti stiklą. Škodai pasikeičia stiklas, pasidaro diagnostika, nusiresetina servisas, Kazys pakeičia apdailą, išplaunam, išvalom ir šiandien technikinė. Tai va, ir šiandien ir šitas dar nuvažiuosi technikinė. Ir turim dar vieną automobilį, kurį taip pat reikia paruošti techninę apžiūrai. Mitsubishi Pajero. Šiaip ar žinot, kodėl Ispanijoje nėra Pajero? Parašykit komentaruose, kodėl Ispanijai nėra Pajero, kodėl Ispanijos rinkai Pajero vadinasi Montero. Aš žinau, bet į kamerą sakyti negaliu. Tai va, Golfui irgi darosi aptarnavimas, keičiasi tepalai, užsideda bamperis, dar laukiam vienų grotelių, šiandien turėtų būti, užsideda grotelės ir, kaip minėjau, irgi išvažiuoja į techninę apžiūrą. Ką daugiau jums papasakot? Vakar daug visko buvo nuveikta. Vakar, pavyzdžiui, žinot, ką veikiau? Vakar iš balų traukinėjau žmonės. Tai buvo labai smagu. Ir buvau užsibrėžęs tikslą, kad reikia ištraukti bent porą žmonių ir ištraukti iš kažkur nuvirtusį medį. Bet vakar, kur be nuvažiavau medžio nuvirtusio traukti, visur jau buvo patraukta. Ir vakar pas mane tarė sudė gervę. Sudė gervę tarė jau nuo praeito pasivažinėjimo miške su Ramu ir Emelika. Tai šiandien truputį man liūdna, nes yra reikalų tą gervę nusimti. Tai kažkaip taip, judam krūtam, dirbam toliau. Labai keista su jumis sveikintis nuo 7 minutės, tai kažkaip šį kartą pradėjom seriją kitaip, tai sveiki visi, ką žiūrite. Ir jeigu jums patinka mūsų šitas kitoks kūriamas turinys, tai nepamirškite paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą. O dabar aš jums papasakosiu apie Mitsubishi Pajero, kuris yra pas mus garaže, iš kur jisai pas mus atsirado. Atsirado jisai pas mus taip. Pamenat, prieš tai serijose rodėm, kaip tvarkėm baltą XC90 Volvo. Tai va, tai čia yra mūsų kliento automobilis. Tai mes jam atidavėm Volvo XC90. Nu ką, dar vienas automobiliukas padarytas ir važiuoja į registrą registruotis. Atiduota klientui. O jisai mums paliko savo senąjį automobilį. Tas senasis automobilis jau, kai po to pasiminėjom, paaiškėjo, kad po 3 dienų baigėsi techninė apžiūra. Tai mes jį parašėme, kad praeiti technikinę, praėjome technikinę, įdėjome į skelbimus ir dabar jį parduodame. Tai jeigu jums reikia naujausio, man atrodo, jisai paskutinių metų, tas Pajero 2012, tai jeigu jums reikia naujausio Pajero, skambinat mum. O dabar varom pasižiūrėsim, ką vyrai jam padarė. Turim ant keltuvo kliento automobilį Pajero. Jam ruošėm jį pravaryti technikiniai apžiūrai. Buvom nusiplovę automobilio variklį, nes buvo nemažai aptikėjimo alyvos, kad įsiaiškintume, pro kur bėga alyva šiam automobiliui. Tai dabar keisime interkulerio žarną, taip pat iš važiuoklės radom klibėjimą tarp vairo traukių ir vairo traukių antgalių. Tai dabar šiuo momentu tai ir darau ir automobilis važiuos į techninę apžiūrą. Labas rytas, mėly sekėjėliai. Jūs žinot, kur mes važiuojam? Mes važiuojam viskas su Škoda į techninę apžiūrą. Ir bandysime praeiti techninę apžiūrą. Ir jeigu viskas pavyks, rytoj atiduodam pirmąjį mūsų padarytą automobilį klientui. Nu, iš 5 automobilių pirmąjį. Šiaip jau esame ne vieną atidavę. Ir dar labai daug atvažiuoja ir plaukia. Šiandien, tarp kitko, vėl Danielius atvažiuoja. Ir atveža dar vieną Škodą, tai pamatysite kokią, bet čia jau kitam žmogui. Tai žodžiu, išvarau, prasivažiuoju, pasidarau test drive, ar viskas tikrai gerai, ar automobilis važiuoja, neturi jokių pašalinių garsų, ar netempia vairą ir panašiai. Tai žodžiu, lekiam. Išvažiuojame į gatvę, automobilis yra apdraustas, paruoštas techninėje apžiūrai. Noriu dabar pasiekti 100 km/h greitį, įsitikinti, kad jokių vibracijų, pašalinių garsų, nieko nėra, kol kas. Važiavau prie žvyrkelį, išvažiavau į normalų kelią, trauka yra, viskas yra. Žodžiu, koks mūsų yra dar... Oi, čiut neužgisau, įsivaizduojat? Sankabos deginimo specialistas. Jeigu jums reikia sugadinti sankabą, parašykite man. Juokauju. Žodžiu, kokia mūsų yra funkcija? Mes nuperkam automobilį iš aukciono,
Ir ką mes padarome? Mes atsivežame automobilį pas save, sudefektuojame jį, sutvarkome ir realiai automobilį atiduodame su techninė apžiūra, su visko. Realiai su žmogum susitinkam jau prie registros, kad priregistruoti automobilį. Tai jau ne vieną automobilį taip esame padarę, ką matėte praeitojose mūsų serijose. Ir žinokit, pas mus vis daugėja ir daugėja žmonių. Tai ką aš norėčiau pasakyti. Kai kurie tarpininkai, kaip matėte, kur mes pagrindiniam kanale nupirkom SL 380, dauguma tarpininkų, ką jie padaro? Jiems svarbiausia yra paspausti mygtuką, kaip mes sakom, laimėti automobilį, pasiimti tarpininkavimą, o toliau viskas yra jūsų rūpestis. Mes to nedarome, mes atrenkame automobilį, kad jisai būtų tvarkingas, kad neturėtų jokių paslėptų defektų ar dar kažko. Aišku, su daužtų automobiliu tai tikrai visko nuspėti ir žinoti, kas bus apgadinta negali, bet iš patirties plius minus matome, o tai reiškia, kad atvykus automobiliui nepaaiškės, kad jisai visas sutrūnyjęs, ar ten rakto nėra, ar ten dar kažkas. Žodžiu, žiūrime patį geriausią variantą, todėl kad dabar dažniausiai netgi ir pagal kliento norą ir sutvarkome jam automobilį. Žodžiu, išvažiavus ir pasiekus greitį kažkur ties 70 km/h atsigirsta. Pasigirsta garsas, tai yra 3 dalykai, kas gali būti. Stabdžių diskai, nes automobilis yra stovėjęs ganėtinai ilgai. Kol mes jį sutaisėm, kol jis nusidažė, vis tiek mėnesiuką prastovėjo. Tai arba stabdžių diskai, arba padangos eismo įvykio metu nukentėjo, arba ratai nukentėjo eismo įvykio metu. Turime pakaitinius ratus Volkswagenui, tai pabandysim juos uždėti ir tada prasivažiuoti su automobiliu ir pasižiūrėsim, kas jam buvo iš tikrųjų. Žodžiu, tokio automobilio mes neatiduosim žmogui. Pakalbėkime apie Škodą. Žodžiu, prasivažiavusiai išgirdom, kad yra kažkoksai tai dar gum. Tik tai šitie automechanikai ir klientai gali susikalbėti tokiais garsais. Pas mane mašinų yra ting ir turi žinoti, ką tas garsas reiškia. Tai žodžiu, išsiaiškinom, kas tokį garsą darė ir sutvarkėme. Buvo šiek tiek palenktas pusašis ir skleidė tokį garsą nemalonų. Tai žodžiu, pakeitėm pusašį, praėjom techninę apžiūrą ir atidavėm žmogui 2 mašinas. Va. Pakrovėm ant tralo, išvežėm į Klaipėdą, gavom nuotraukas, kad automobiliai yra jau priregistruoti ir jau darbuojasi. Tai žodžiu, tai liko dar 3 automobilius jiems sutvarkyti, liko visai nedaug, greitų metų pamatysite ir juos. O dabar važiuojame krauti į Tiguaną variklį. Ir dar vieną dalyką pamatysite, taip kad būkite labai atidūs ir žiūrėkite. Sako, tas mano Kim6 niekam tikės, o kai reikia kažką tempti, prašau, kad jis už vairo, Viliau, vairuokite Tiguaną. Tiguanui atėjo laikas įdėti motorą į vidų. Tai va dabar paimsim ir įdėsim. Aš diriguoju visam šitam orkestrui. 3, 2, 1, važiuojam! Lėčiau biškį. Niekam tikęs. Atempia kaip puikiai. Neįstepkit troso baloj. Stop! Eime pakalbinsime Vilių. Kaip jums rieda šis automobilis? Ar patiko? Mažai galios. Mažai galios. Spaudė gazą, nieks nevyksta. Šiandien nekalbus mūsų pašnekovas, bet stumėme toliau. Nu, Vėliau, sėsk, dabar kokie 3 aitsilų galio pajausi. Nu, kon jūs stumikai? Aiki čia. Palauk, 3 dar neužputė. Tu Edgarai reguliuok. Rieda gerai. Vienas klausimas. Ką tik įvažiavo automobilis? Ratų varžtas. Iš kur? Iš kokios mašinos? Vienas išvažiavo. Kokie išvažiavo? Škoda išvažiavo. Slyva. SM1. Kvepia Vokietija. Ne šito. Tai galim nepergyvenam, važiuojam toliau. Šiandienos serija bus ypatinga ne vien tik tai tom, kad krausime Tiguano motorą ir aplamai jį surinkinėsime, bet ir dar parodysime jums kai ką įdomaus. Kazimierai, į studiją. Manau, visi pribrendome ir atėjo tas laikas, kada laikas pamatyti Kazimiero veidą. Net mes jo nesame matę. Kazimierai, nusimkite šalmą. Tada. Prieš jūsų akis Kazimieras. Kazimierai, tarkite žodį.
Eime rinkti Tiguaną. Eime rinkti Tiguaną. Toliau kalbės Kazimieras, papasakos jums, kokie laukia tolimesni darbai. Nebijokit, nepulkit. Ai, tu palauk, nebijok, nepulk. Viskas gerai. Kazimiero realiai pirmas kartas filmavimuose be šalmo, tai gali atrodyti kiek... Bet viskas bus gerai. Važiuojam. Turim Tiguaną, neturim variklio. Galima eit link variklio, papasakosiu apie šiek tiek daugiau. Vilius stengiasi, dirbo ir surinko variklį. Variklis šiam momentui yra pasiruošęs keliauti atgal į automobilį. Berenkant variklį susidūrėm su nemažai keblumų. Atrodo, buvo pažeistas tik tais variklio blokas ir keletą detalių aplinkui jį. Bet pradėjus perenginėti variklį, pastebėjom, kad buvo trūkęs alyvos filtro korpusas, buvo lūžę nemažai aušinimo šlangų štai šitam kampe. Interkulerio vamzdis buvo sulaužytas, kondicionieriaus siurblys buvo sulaužytas. Visos 3 variklio pagalvės, tai štai čia pasistatys kita ir dar iš variklio galo, jos irgi taip pat keitėsi. Likom iš esmės nustebę tokiu kiekiu pažeidimų ties varikliu. Bet variklis dabar pasiruošęs keliauti atgal ir medėti variklio. Pirikūpo laimės šokis. Palauk, kažkaip taip anksčiau šokdavau, dabar jau pamiršau. Dizelinė MK ką tik pralėkė. Žodžiu, kai aš stoviu lauke ir jūs matote tokį vaizdą dažniausiai, ką reiškia? Pas mus atvažiuoja Honda Superb, norėjau sakyti. Ne. Čia iš kito kanalo biški man susipainiojo dalykai. Žodžiu, atvažiuoja Škoda Superbas. Opa! Nu, nieko savo, kokia škodikė. Čia, man atrodo, jinai bus pati pilniausia, kokia tik įmanoma būtų, todėl kad Škoda yra 4 varoma. Ir dar ten Renzo komplektacija kažkokia tai ar kažkas. Žodžiu, toj Danielius privažiuos ir eisime, apžiūrėsime. Supakuota kaip kalėdinė dovana. Sugalvok tu man taip supakuoti. Ką čia vokietukai prižymėjo? Tas kruopštus vokiškas darbas. Truputį rudelės pakeltas ir jie jau prižymėja. O čia padangėlės? Nu, padangėlės tai tokios ant, kaip sakant, sezono, bet hankukai. Bet pažiūrėkit, visiškai nauji stabdžių diskai. Tai vad kodėl man patinka pirkti Vokietijoje mašiną. Todėl, kad jie tokio dalyko kaip naudoto amortizatorių ar naudota detalė nesupranta, kaip galima įdėti. Viską daro naujai. Čianais nebuvo keista, čianais reikėtų pakeisti, bet galas sutvarkytas. Ką? Bandom pakuoti? Tai kaip čia atidaryt? Peiliau gali paderinti peiliuką, kaip kalėdinė dovana. Tai, peiliukas. Palauk, tai mums dabar dar ir variklio gaubtą reikia atsidaryti, ne? Kad užmaitinti ją kažkaip. Važiuojam, kaip sakant, toliau. Svarbiausia nieko nesubraižyti, nesugadinti. Oi, tu kaip baisi, pasižiūrėkit. Koks komplektukas. Čia jaučiu Webasto, nebus? Nuotolinis užkūrimas. Gerai. Žinai, kas yra įdomiausia? Matau labai va tokių visokių dalykėlių pridarytų įdomių. Toks jausmas, kad čia buvo kažkokia tai, nežinau, gal pareigūno automobilis ar kas. Nes labai tokių nereikalingų dalykų atrodo, kad yra pridėta. Akumas visiškai yra atjungtas. Vėliau, jeigu tu man padėtum ir padarytum gerą darbą, pasižiūrėtum, ar yra tepalų, būčiau pats laimingiausias žmogus. Jeigu yra, tai yra. Kūriam. Yra. Automobilis yra su mechaninė pavarų dėžė ir kas įdomiausia, jinai yra 4 varomųjų. Va, ta komplektacija vadinasi. Kaip jinai čia vadinasi? Labai ilgas žodis. Start stopas. Įsivaizduoji? Vyrai, masės paduokit. Nenori kurt. Duoda, Aurimai? Neduoda. Žodžiu, nekankinam ir negaišinam tavo laiko. Mechaniką stumam. Per veidrodėlius, jeigu ką, aš tik tai save matau. Labai sunkus šios komplektacijos pavadinimas. Laurin Klemen. Žodžiu, man atrodo, čia yra maksimaliai komplektacija, kokie tik tai gali būti. Rūda oda, rūda panelė.
šildomos sėdynės, 4 varomi, telikas. Dar, žinokit, dar daug visko. Palauk. Visi kalbėjo apie skėtį. Kur tas skėtis turi būti? O, po 100 pypkių nėra. Pavogė. Va tau ir vokietis. Prigyriau taip. O vat skėtį ir pavogė. Bagažinės liftas. Bagažiniai posparnių. Ko čia dar yra gera? Bet aš kartais nesuprantu, kam jie tokias šiukšlės sukrauna. Kas čia gera? Zapaskis nėra. Čia pirmas kartas, kada taip išrankeliuota mašina. Gerai, einam čia žiūrėti. Ir čia nieko nėra. Ar mūsų prisišnekės? Tai štai tokia ta Škoda. Tiguano variklis įkrautas, laukiam, kol atvažiuos pririš raktą ir bandysime jį kurti. O dabar kelkimės į Klaipėdą ir pasižiūrėkime, kokie nauji automobiliai atplaukė. Ir dar vieną dalyką papasakosiu apie mokamus mokesčius. Na ką, esame vėl Klaipėdoje ir Klaipėdoje atvyko mūsų keletas automobiliukų. Vienas iš jų yra BMW X5 F15 serijos, tai yra mūsų kliento automobilis ir žinokit, visi klausė, už kiek galima nusipirkti tokį automobilį. Tai šitas automobilis yra iš New Yorko ir jį pavyko nupirkti už 5800. Labai dažnai užduodamas klausimas yra, kiek automobilis gavosi Lietuvoje. Tai aš jums pasakysiu vieną dalyką. Mūsų svetainėje ubrmotors.lt yra padaryta skaičiuoklė. Viskas, ką jums reikia, tai tiesiog užeiti ubrmotors.lt, tenais įvedate, kiek planuojate statyti už automobilį, pasirenkate lokaciją, kur yra automobilis, paspaudžiate mygtuką skaičiuoti ir jūs turite jau visą kainą, kiek automobilis bus jums Klaipėdoje su visais muitais, su viskuo. Jums lieka tik tai tralas nuo Klaipėdos iki jūsų autoserviso arba namų. Einame dabar biškį apsižiūrėti X5. Na ką, apie X5 aš galiu pasakyti, kad labai vykęs pirkinys yra, todėl kad matau, kad nebus jokių kėbulinių darbų. Visos detalės, kurios yra pažeistos, tai yra tiesiog nuimamos ir keičiamos. Kapotas bus keitimui. Šita detalė irgi yra kažkodėl pažymėta rožinių markerių, tai manau yra palankstyta. Šiaip ir atrodo ir matosi, kad yra palankstyta. O visi kiti dalykai atrodo kaip ir savo vietoje. Ir žinot, koks yra geriausias dalykas? Eime su manim parodys. Tadam! Jackpot! Pilnas automobilis, dar yra detalių. Tai aš manau, kad iš šitų esančių dalių, kad tikrai dar įmanoma kažką atsirinkti sveiko gero. Pavyzdžiui, kaip šis lempo apiplovimo purkštukas. Automobilis buvo sudefektuotas draudimo. Žiūrėk, ten dar kažkas ir naujo yra supakuota. Nu, tikrai, žiūrėk, tik. Buvo šitam baltam salafane yra kažkas naujo supakuota. Taip, tada žiūrim čia. Nu va, grotelės, sveikos, geros. Labai dažnai būna taip, kad draudimas nurenka automobilį tam, kad nustatyti jo tikrosius defektus ir kad padaryti žmogui tinkamą išmoką, nežinau kaip čia pasakyti žodžiu. Kad nusistatyti pilnus defektus, kartais tenka išrinkti automobilį. O ne tai, kad ten čik, bamperiukas lemputė pažeista, išmoka padaryta ir viskas, automobilis išvažiavo į aukcioną. Yra buvę taip, kad net nuperkam automobilius, jau buvusius autoservisuose bandytus tvarkyti, bet kažkodėl paskaičiuoja, kad jiems nebeapsimoka tvarkyti ir su pilnom detalėm, su visko išstato į aukcioną ir mes tada nuperkam tą automobilį kažkam. Dabar einame ieškoti mūsų kito varianto, tai yra BMW 4 serijos, kupė. Eime. Štai radome mūsų pirkinuką. Čianais apgadinimai atrodo nedideli. Šį automobilį pavyko klientui nupirkti už 4050, nu tai grubiai sakykime $4000. Čianais yra 4 serijos BMW su nedideliais apgadinimais. Priekis yra visiškai sveikas. Vienintelis baisus dalykas yra štai čia. Aš kaip žmogus su patirtim galėčiau pasakyti, kad nieko čia baisaus nėra. Pagrindinė konstrukcija nėra pažeista, yra išrautas metalas ir čia matosi, kad su šita išpjovė, kad tiesiog matyti nesibaladuotų. Tai va, atidarome saloną. Salonas juodas, rekaro, hedapas, didelis vairas, truputį patrinta bėgių svirtis, bet aš manau, kad čia ne didžiausia bėda. Kažkodėl yra nuimtas šitas durų apmušalas, perslenksti gavosi. Kodėl yra išimti šitie dalykai, aš nežinau, bet matyti irgi reikėjo atlikti defektaciją. Tai va, tai dabar kas liko su šitais automobiliais, tai sakykime, liko tik tai formalumai. Automobiliai yra Lietuvoje, iškrauti ir liko padaryti tik tai patį svarbiausią dalyką, išmuitinti, sumokėti muitus ir keliaus pa žmonės namo. Ką norėčiau papasakoti apie muitus? Matau, kad Facebook'ose, visokiose grupėse žmonės būna ieško, per ką galima pasidaryti muitus pigiau. Nėra tokio dalyko kaip muitai pigiau. Yra nustatyti muitai pagal ES
tvarką, tai muitas sudaro 10% importas muitiniai ir 21 yra PVM. Tai žmonės, tie, kurie ieško muitų pigiau, labai rizikuoja susimokėti antrą kartą pilną kainą, todėl kad galvoja, kad yra patys protingiausiai ir čia sutaupys pinigų, bet dėja, žinokit, aš jums pasakysiu taip, kad muitinė ir VMI irgi turi internetą ir mato, už kiek jūs nupirkote tą automobilį. Todėl aš jums rekomenduoju nesirinkti pigesnio varianto, nes jisai po to gali atsistoti jums dvigubai brangiau. Tai va, mes einame į ofisą, einame muitinti automobilius ir matyti jau rytoj jie išvažiuos pas savo naujosius šeimininkus. Kokią kosminę mašiną nupirko, man tai šitas automobilis visą laiką primena vaikystėje ir kokius nors įdomius filmus, todėl kad anksčiau su šitom mašinom tokius dalykus išdarinėdavo. Dar ir dabar šiaip išdarinė, dar yra kas ralyje su jom važiuoja. Tai žodžiu, mus kreipiasi žmogus, kad nori įsigyti labai retą jau automobilį, jau jų labai mažai ir aukcionuose ir skelbimuose visur yra, tai yra Mitsubishi Evolution. Mitsubishi Lancer Evolution, taip? Taip? Taip. Nu, nesu aš japoniškų automobilių labai didelis mėgės. Mitsubishi Lancer Evolution. Va, tai žodžiu, ir visiems labai įdomus klausimas pasidarė, kai įkėliau į Instagramą, kad nupirkom tokį automobilį, už kiek jį nupirkom. Jį nupirkom už 16 800. Tai žodžiu, o dabar pasižiūrėkit, mūsų kolegos iš Cargo Loop atsiuntė mums vaizdo medžiagą, kaip atrodo tas automobilis. Jisai jau yra pakrautas netgi į konteinerį ir jie visą laiką mums pateikė visą tikslę informaciją, kada automobilis atvyks ir visada gali mūsų klientai stebėti, kur yra šiuo metu jų automobilis. Tai va, o dabar kelkimės į Savaną, į Ameriką. Labas rytas, UBR Motors atvyko dar vienas kliento Gintauto automobilis, Mitsubishi Evolutionas, legenda, trumpa apžvalgėlė aplink automobilį. Tai juodos spalvos, turi mažą pažeidimą, nubrozdinimą ant galinio bamperio. Pagrindinis smūgis buvo į priekį. Atrodo kaip ir nebaisiai, bet matosi, kad truputėlį pastumtas priekis į dešinę pusę. Taip pat matau, kad turi pažeidimą ant galinio vorterio. Moldingas atsilūpęs nuo saulės. Stebėjau, kad spoilerio lakas irgi lūpasi. Reikės perdažyti. Čia kažko trūksta, gal antenėlė kažkokia stovi, nežinau. Yra kažkokių pabraižymų, lengvų, kitos pusės moldingas irgi apsilūpęs. Normalus dalykas, kadangi automobilis iš pietų, kur didelė kaitra ir išdega dažai. Štai matau, dar ir ant bagažinės irgi yra išdegę dažai. Variklį matom, kad susitepavęs varikliukas. Matau šitos pusės, jeigu matot, lonžeronas, kaip ir minėjau, nusuktas į dešinę pusę, čia labai gerai matosi. Radiatoriai, manyčiau, kad sveiki bus, o gal ir neklystų, o čia trūkia. Bus stumti iki duslintuvo. Šitos pusės lonžeronas atrodo gražiau, kaip būtų keista. Žibintas, priekinis bamperis, manau, kad gali tvarkytis. Tos pusės žibintas. Didelė tikimybė, kad sveikas, truputėlį auselė čia įtrūkusi, čia aplink duris nuo darinėjimų yra apsilūpęs, tai dažysis, tos pusės sparniukas gal vos kamputis palenktas, bet irgi pilnai tvarkoma detalė. Tai bandysime dabar užvesti, pasižiūrėti, ar variklis gyvas. Turime rydą, grubiai 140 tūkstančių ir didysis momentas. Kažkodėl spinelė neužgesina motoro, tai užgesinau ant bėgio. Atjungsiu klemas ir tada mašina bus negyva. Tai kažkas yra su spinelė dar, turi kažkokį tai kompiuteriuką, nežinau, kam jis reikalingas. Tuščia. Taip, ką matom iš apačios. Viskas gana tvarkingai, galinė pakaba tvarkinga, pusėšiai reduktorius gražiai atrodo. Interkulerio radiatorius matau sulinkęs, dastumtas. Šiaip tikrai labai tvarkingai viskas atrodo.
Labai keista buvo matyti iš savanos vaizdą, kai yra pilka, niūrų ir apsiniauk ir palyja. Tai žinokit, pas jos irgi po savaitės buvo audra kaip ir Lietuvoje. Užpylė, va netgi to įdėsiu į intarpą atsiuntė medžiagą, kaip gatvės užpiltas. Pasižiūrėkit. Tai žinokit, mes žinome, kad šitas automobilis jau rugsėjo 7 atvyks į Lietuvą. Šiaip iš tikrųjų būna kartais keičiasi data, todėl kad su jūra nepakovosi, tai būna kartais ir ten savaitę kitą ir prisideda. Bet atvykimo data plus minus būna tokia, kaip parašyta Cargo Loop sistemoje. Tai laukime atvykstančio Evolutiono ir varysim į Klaipėdą jį iškrauti ir tada galėsime su jumis labiau jį apžvelgti. Tai va tas va dalykas, kur gulėjo Evolution'e prie bėgių svirtėsi ir mašina su raktu sako, kad nesigesina, tai pas ją yra pastatytas turbo timeris. Turbo timeris yra reikalingas žmonėms, kurie pastoviai mėgsta ir tada sustoti užgesinti. Tai reikia, kad turbina truputį atauštų, tenais nustatai, kad, pavyzdžiui, minutė, 2 po rakto užsukimo, kai tu mašiną užgesini, kad jinai dar padirbtų, o žmogus galėtų išeiti. Tai va, tai kas nežinojot, dabar jau žinosit. O dabar aš jums sakau sudie ir susitiksime kitoje serijoje.